Kiek klasių turi baigę esat? Kiek klasių baigėsi? Žmonės Nu tai įsivaizduokit, čia ateina asmeniais klausimais, čia nėra politinis. Čia bendruomenės. Mero asmeninis baigtų asmeninis. Bet jūs sutinkate, kad mes nesam neteisūs, ta prasme, kad ateinam į viešą vietą. Jūs atėjo teisingai į viešą įstaigą. Čia yra mero priėmimas asmeniais klausimais. O kodėl mes su pasifilmuokim meras? Taip. Aš prašau, reiškia, kameras keičia. O tai kaip čia tada? Paprastai. Jūs net spaudos atstovas, jūs net... Aš pilietis esu. Taigi, aš sakau, reiškia, jeigu jūs norite sužlugdyti susitikimą, reiškia, tada... Mes nenorim žlugdyti, mes norim ateit bendrauti. Pareik kameras. O tai kaip gali, jeigu tai viešas susitikimas? Visuomenės čia mero priėmimas. O tai meras ne visuomenės atstovas? Aš jums pasakiau viskas. Tai nebendrausi. Jūs galite skūsti, kam norite, reiškia, teisime. Mes nenorim skūsti, mes norim paprasčiausiai paviešinti, kaip bendrauja, draugauja miesto valdžia su... Labai gražiai bendrausim. Mes spręsim. Kad mums nėra ko slėpti, mes taigi turim visiems bendri klausimai. Aš jums pasakiau. Mūsų miestas, mūsų tvarka. Aš jums pasakiau. Čia yra mero priėmimas ir jisai nefilmuojamas, nefotografuojamas. O ko jūs bijot, merė? Aš nieko nebijau. O tai filmuokim, draugaukim. Aš nieko nebijau. O kaip, meras? Meras yra... Jeigu jūs norite pasifilmuoti, filmuokitės, reiškia, už durų. Mes norim bendrauti su meru. Tai gyventojai bendrauja. Ateina bendrauti, kalbėti problemą, spręsti meras. Ne, čia jau yra ne viešai ir čia mes jau kažko tai bijome šiai dienai. Per tiek metų niekada. Yra gyventojai, ateina su savo problemom, yra pakviesti specialistai, jie ir kalbasi ir sprendžiasi. Taip, bet tai kaip paviešinį tą problemą išgirsta visi ir visi gali įsigilinti ją. Tai gyventojų asmeninis mero priėmimas. A jūs išsilavinę, kiek klasių turi baigę esat? Kiek klasių baigėsi? Žmonės Nu tai įsivaizduokit, čia ateina asmeninis klausimais, čia nėra politinis. Čia bendruomenės. Mero asmeninis baigtų asmeninis. Tai kaip? Sumaišėme. Ir viena pusė yra ir kita pusė, ir jie girdi. Jie norės išeis ir jums papasakoti. Mūsų savivaldybės darbas. Nepradėkit vertinti savivaldybės darbo iš to, kad... Bet jūs suprantate, kad savivaldybė yra vienintelė vieta vieša, jinai turi būti labai vieša, visais atžvilgiais. Ir pati demokratiškiausia iš visų. Bet tai dabar taip gaunasi, kad nėra. Nu, jeigu ES netgi diegia specialiai tarybos susirinkimuose kameras. Tarybos susirinkimuose, bet ne pasitarimuose. Bet tai meras yra viešiausias asmuo, kokį mes turim visame mieste ir jo pasakytas žodis yra ganėtinai svarbus. Ir ką jisai pasakys, miestiečiai turi girdėti, turi būti autoritetas tas žodis. Bendruomenė tie. Čia bendruomenė. Jie atėjo bendruomenė, jie ir kalbasi, ir mes vakare norim praanalizuoti su visą bendruomenę, susirinkti, kamerą pasijungia. Bendruomeniai kils klausimų, galvos, kad davė kyšį merui, čia bus viskas nufilmuota, sakys, niekas nieko netepė, nedarė. Mes bijom viešumo. Labai keista, kodėl jūs nesiveržėt prie kapinių, kodėl jūs neateinat į ankstesnius ir visą kitą. Žmonės ateina ir pageidauja, kad nedalyvautų nei žiniasklaida, nei jie būtų filmuojami. Tai čia ne kapinės, ponė, čia išvišė viešą. Tai yra sprendžiami klausimai. Nu tai viešai ilgai jau mūsų meras tos asmeninius kažkaip problemų sprendžia. Kažko tai jūs nesuprantate. Kažko mes ir nebenorim suprasti. 10 metų jau. Jau 10 metų jau užtenka tą mūsų merų čia tas taisyklės diktuoti. O ateis dabar jau nauja valdžia. Ir kiti merai įsileis mūsų kamerą, žinokit, įsileis. Keičiamės dabar mes visi. Pradedam nuo nulio, minus 20 nepriklausomybės metų. Nekompromituota tema, tiesiog bendruomenė paprašė nufilmuotis. Mes galime skaityti moralo, ne mes merai ir ne mes tas taisyklės nustatinėjame. O tai kas... Savo priekaištus merai reiškia, tai viskas. Meras mums pasakė. Dabar mes turime klausyti už tai, ko nuo mūsų visiškai nepriklauso. Bet jūs sutinkate, kad mes nesam neteisūs, ta prasme, kad ateinam į viešą vietą. Jūs atėjo teisingai į viešą įstaigą. Čia yra mero priėmimas asmeniais klausimais. Yra prašymas. Raštiškai parodykit man, prašau. Tai mes dabar apie tai tikrai nepradėsim. Ne, tai parodė, pateiksim jums rytoj, gerai? Bet jeigu bus mūsų teisybė, tai ką tada jūs sakysite?
Mes teisme filmuojam, prokuratūrai filmuojam, o meras ką jisai komiskiai skirtinis, kas iš toks yra meras. Aš nelabai suprantu.